Tai ką, labas vakaras dar kartą. Šiandieną mano diena tokia pilna yra eksperimentų. Susitikom šiandieną Babank Live. Vėliau buvau mokymuose ir bandžiau padaryti kažką gražaus vizualą artėjančios mamos dienos progai. Žinote, viskas yra tik tai mokymo procese, imu naujas įrankius, ta prasme programėlės, technologijos, bandau, kažką darau, lipdau, viskas yra tik tai tokie žingsniai, nes negali padaryti tobulai ir gerai, kol nepadarai blogai. Reikia N kartų daryti tol, kol tu išgludini viską taip, kaip tau norisi, bet aš leidžiu savo klysti, aš leidžiu savo būti, leidžiu, kad viskas vyktų taip, kaip vyksta, nes vėliau po kažkiek tai metų, o gal progresas vyks daug greičiau, galėsiu pasižiūrėti ir pasižiūrėti, kaip man iš tikrųjų sekėsi augti ir vystytis tame procese, įgūdžių įsisavinime, tobulinime, šlifavime. Taigi, merginos, aš suprantu, kad tos, kurios esat, kurios stebi, galbūt turite irgi savo kažkokių tai baimių, tik vienos drįsta eksperimentuoti, kitos nedrįsta. Ir sėkmė yra toks dalykas. Net nežinau, ar aš apskritai tikiu tokia kaip sėkme. Na, gal kažkurioje vietoje tai būna, kad pasiseka, bet jeigu žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, visada rezultatus duoda nuoseklus darbas. Tie, kurie nesustoja, nepasiduoda, tie, kurie veikia ir nebijo pripažinti nei savo, nei kitiem parodyti, kad jie yra tiesiog kelyje, pakeliui į savo norimą rezultatą ir tiesiog parodo tą procesą ir nebijo pasakyti, pripažinti, kad šiandien aš nesu tobula, aš tiesiog mokinuosi. Dėl to lengviau eiti kartu drauge su tais, kurie taip pat mokinasi, o ne tie, kurie jau stovi ant tos kalno viršūnės, visi tobuli tokie, išmokę ir tokia atskirtis ta didžiulė yra ir tu ten bet žiūri iš apačios į viršų į tą žmogų, kiek daug pasiekęs, kaip jau tobulai moka ir iš tikrųjų tai tada didina tokį sąstingį tam žmogui, kuris nori pasistiepti, kuris nori pasivyti, kuris irgi nori tokių pat rezultatų. Dėl to sakau, eime drauge, tos, kurios mato mano veikimo principą, mato apie ką aš esu, žino, kurioj kompanijai esu, žino, apie ką yra tinklinė rinkodara, o jeigu nežino, bet mato tiesiog galimybės ir nori kartu drauge turėti rezultatų, atrasti savirealizaciją, o taip pat mėgautis tiesiog smagiais dalykais. Nes mes čia, kaip matote, aš pati savo sugalvoju tos iššūkius, man niekas nesako daryti taip, bet man patinka tiesiog išjausti save, suprasti, ko man trūksta, kame aš esu dar silpna ir eiti į tai tam, kad tapčiau stipresnė. Nes yra taip sakoma, tas, kas įveikia save, tas tampa nenugalimu. Iš tikrųjų, daug darbo yra su savimi, nes kai tu dirbi savo, kai tu dirbi ant savęs, kai tu kažką kuri, kai tu kažką darai, faktas, tu eini į naują sritį ir tu esi, žalias. Tu esi žaliai žalias. Dėl to tu supranti, kiek tau daug reikia išmokti. O tinklinė rinkodara, jeigu tu nori būti pastebėta, tu nori turėti daug rezultatų, tu nori pritraukti žmonių, kurie taip pat tiesiog atsigręžia ir tave ir sako, aš noriu būti tavo komandos dalimi, tu turi vis tiek rodyti pavyzdį ir išplėsti savo tas ribas, ties kuriom tu stovi, kurios stabdo tavo augimą. Tai aš esu ta, kuri mėgstu iššūkius, kuri nesakau savo, kad aš negaliu, kad aš nesugebėsiu, kad čia ne man, kad tai yra per aukšta tvora ir aš jos neperlipsiu. Tikrai ne. Aš esu ta, kuri sakau, iššūkis čia, gerai, aš jį imu, aš jį darau. Nes baimė dažnai yra didesnė, kai tu apie ją galvoji, bet kai tu imi veikti, kai tu eini į tą baimę savo sugalvotą, jinai netokia ir baisi. Taip, jeigu nori būti matoma, reikia priprasti prie kameros, pradžioje tiesiog įfilmuoti, kad ir savo kažkokią tai žinutę, paskui savo rate labai artimoje aplinkoje kalbėtis per kamerą, tai jau yra kitas žingsnis ar ne. Dar kiti jau tokie žingsniai, kai tu pafilmuoji ir tu paleidi į socialinę erdvę ir dažnai žmonės bijo, ko bijo. Ne savo tikriausiai veido, ne savo balso, bet bijo būti sukritikuoti.
kažkodėl aš nuo to esu kažkaip labai atsiribojus, nes aš nebijau būti sukritikuota, nes aš galvoju, kad mano aplinkoje yra žmonės, kurie suvokia, kad visa, ką jie sako apie kitą, tai dažniausiai jie pasako apie save, nes tai eina iš jų, ar ne? Tai aš ir pati esu linkusi daugiau dalintis geru, pasakyti gerą žodį, pasidžiaugti kitų sėkme, kitų mažai žingsneliais į priekį. Nes taip, mes visi matom sėkmingus žmonės, bet tuo, kuo jie tampa, tą visą kelią, mes nematom. Ir vargu, ar tiek, kiek tie sėkmingi žmonės yra kritę, kiek jie yra suklupę, kiek jie yra pakliuvę į sąstingį, kiek jie yra tiesiog žemyn nusiridenę, vargu, ar kitas pakartotų tą patį kelią. Taip, kad aš linkiu kiekvienam atrasti savo kelią, kiekvienas savo tempą, savo ritmą. Svarbiausia eiti į priekį. Svarbiausia žingsniuoti link savo tikslo. Nesvarbu, vieniem ateina tie rezultatai labai greitai, nes jie suvokia, kad reikia tiesiog daryti veiksmus, žingsnius, jie eina per tai daug negalvodami, o kitiems reikia tiesiog daugiau laiko, kol jie apsipranta su tuo, kol jie supranta, kas pas jų yra tvarkytino, per ką jie turi pereiti, perlipti savyje. Ir tie rezultatai, aišku, ateina tada, kada jie ir turi ateiti. Taip, kad aš dar kartą kviečiu jūs tiesiog startuoti labai perspektyvoj šioje kompanijoje, kuri pagal reitingavimą yra pati pirma tinklinės rinkodaros tarp kompanijų. O kiek aš turiu dar naujienų jums pasidalinti apie naujus išeinančius produktus, tik spėk džiaugtis. Jeigu tavo gyvenime trūksta pokyčio, trūksta virsmo, trūksta tokio moteriško džiaugsmo, tai žinok, kad šis sritis būtent yra apie tai.